Tai nemažai sulaukiu žmonių klausimų ir čia pakalbėsim apie ratų paruošimą, koks yra idealus paruošimas, kad nebūtų problemų. Tai nepamirštam spaudžias laikus, jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia ir važiuojam. Tai milteliniam dažyme būna labai daug problemų su ratais. Tai yra tiek kalties pačių ratų, kaip jie buvo naudoti, eksploatuoti ir panašiai. Plius yra reikalingas idealus paruošimas tam, kad nebūtų problemų toliau eigoje, kaip darote miltelinį dažymą. Tai pats pagrindinis paruošimas yra kelios stadijos, tai aš jas išvardinsiu ir paskui atskirai pakalbėsim apie kiekvieną. Tai pirmas dalykas yra cheminis ratų valymas ir yra smėliavimas. Tai Lietuvoje daugiau naudojamas smėliavimas, kadangi chemijos nėra, o Europoje, Amerikoje tai labiau paplitę chemija. Tai yra daug lengviau, greičiau, aišku, nesakyčiau, kad saugiau, nes chemikalai ir kiek yra matyti grupėse, žmonės žiauriai susižaloja, aišku, nenaudodami apsaugos priemonių, bet vis tiek tai kas yra pats ratas. Ratas yra, tuo labiau jeigu aliuminis ratas, yra kaip kempinė, tiesiog kempinė, kur virtuvėje naudojam. Tai aliuminis sutraukia, jeigu jis nepadengtas, nedažytas, jis sutraukia tiek tepalus, tiek nešvarumus į save, taip kaip kempinė. Tai dėl to ir reikalingas tas idealus paruošimas, kad metalas būtų švarus prieš pradedant darant miltelinį dažymą. Tai vienas iš tų dalykų yra smėliavimas. Tai smėliavimas yra pati pirma stadija, smėliavimas, kaip reikalinga nusmėliuoti idealiai, nuimti visus nešvarumus ir panašiai. Tada sekanti stadija yra iškaitinimas. Tai kaitinti reikia tikrai ilgai, kai kuriais atvejais nuo 30 minučių iki valandos, net kartais net ir daugiau. Tai ratų dažytojai turi savo užsibrėžtas linijas, kiek jam reikia kaitinti. Tai mano atveju, kiek aš esu susidūręs, tai pusę valandos ir kokių 40 laipsnių didesnė temperatūra, negu darot miltelinį dažymą. Tai jeigu jūsų ratas 108, 240 laipsnių uždėjus pusvalandžio pilnai užtenka. Tai po smėliavimo sekanti stadija būna iškaitinimas, kaip minėjau, tai iškaitinam ir viena iš pačių svarbiausių. Po to, kaip iškaitinat, pasidaro kiti niuansai, iškyla visokių nešvarumų, oksidacijos ir panašiai, tai kiti žmonės deda lengvai prasmėliuot, bet vėlgi atsiminkit, kad smėliavimas yra karšto oro, kompresorius gamina orą ir jis kaista. Kuo karštesnis oras, tada eina per jūsų smėliavimą, tada jau yra jame drėgmės ir visa kita, tai sudėkina jūsų ratą ir tada vėl problema, tada vėl reikia iškaitinti, bet taisyklingiau būtų priklausomai nuo kiek iškėlė tos brūdus po jūsų iškaitinimo. Tai geriausias variantas, ką aš patarčiau, tai tiesiog dratinių šepečių, jeigu galima pereiti tas gerai prašveisti iki idealumo. Ir tada sekantis yra nuriebalinimas. Tai vėl nuriebalinimas, jeigu riebalinate su purškiamu kažkokiu, aš tai naudoju, kaip minėjau, stabdžių valiklį purškiamą iš bačkelių. Tai vienas iš mano pasitvirtinusių variantų, jisai tiesiog nuvalo visus purvus, nuvarva ir išdžiūna automatiškai. Tai nereikia. Jeigu jūs naudojate spiritus ir panašiai, tai su skuduru trinant vėlgi prikimba visokie siūleliai ir panašiai. Tai tada po viso to reikalinga paimti jūsų kaitiklį ar vadinamą torčą ugninę ir nudeginti visus tos siūlelius. Ir tokiu būdu ratas švarus, idealus, paruoštas milteliniam dažymui. Tai kaip minėjau, smėliavimas, iškaitinimas, tada tų visų brūdų apvalymas kažkom ar dratinių šepečių priklausomai kiek tai blogai, paskui nuriebalinimas ir tada miltelinis dažymas. Tai yra problematiški metalai, su kuriais yra problemos, tai tada reikalingas daugiau iškaitinimas, net kaip kuriais atvejais naudojamas vadinamas outgas gruntas. Tai yra tokio PIR, jis vokiškas, amerikietiškas, nežinau ar yra jo Lietuvoje, neklauskit, bet jisai yra plačiai naudojamas. Tai outgas gruntas ir paskui jau prasideda visas tas švarumas. Tai vėlgi dėl ko dažymas ant karšto kartais būna vienas iš tokių maskavimų ir panašiai, tai tiesiog kaip purški jūsų miltai prilimpa ir vėlgi tai nesiskaito, kad kažkur tai neiškels kažkokio taškelio burbuliuko. Tai viskas priklauso nuo paruošimo. Jeigu paruoši 100% gerai, su to problemų nebus. Vėlgi daugybė žmonių įsigasta, jeigu kažkas kažkur tai darant ratą iškelia, kažkoks spuogelis ar panašiai, tai aš esu išbandęs ir tikrai žmonės tai daro. Tai tiesiog tą vietą sušveičiame, kiek įmanoma, nuimam tos visus ar spuogelis ar kažkoks iškelimas ir tada dar vienas sluoksnis ant viršaus, bet aišku reikia tą vietą paruošti taip, kad jinai tikrai užsipildytų per naujo miltais ir visa kita. Tai tokiu būdu įmanoma pataisyti, tai nėra nieko blogo sušveisti, peršveisti ir perdažyti dar vieną sluoksnį. Tai tam tikrų atveju, jeigu per daug milto, aišku, neuždėsim. Kas atsitiktų, jeigu per daug, tai tada vėl gali būti prarasti antspalvį, vėl pasidaryti pasišiaušę kaip oda ir panašiai. Tai vėlgi toks išvarys. Tai visa miltelinėme dažyme susideda iš to, kad viskas priklauso nuo jūsų paruošimo detalės, ar tai būtų ratas, ar tai būtų dar kažkas. Tai
pirmiausiai, kaip mes jį nusmėliuosime, kaip iškaitinsim, kaip nuriebalinsime ir panašiai. Taip ir gausis toks rezultatas. Tai jeigu mes nepraleisim nei vienos šitos iš stadijų, kaip reikia paruošti, tai tada visą laiką gausis 99%, viskas gerai. Aišku, tas 1% visą laiką lieka, kad negali žinoti. Tai nepamirštam spaust laikus, dalinamės video, jungiamės prie kanalo, kas neprisijungia ir iki kitų.